Turime Volkswageną. Raudoną gražų. Dukros. Golfas 5. Be nugaros. O bėda, kad durys šitos neatsidaro. Nei rakto, nei iš vidaus, nei visokio madam. Kartais atsidaro, kartais ne. Taigi, vat, pažiūrėsim, kaip čia ardos. Pradėjau truputį, bet paskui pagalvojau, kad visiems parodė. Taip, toks va yra plasmasinis čia daiktas. Nuėmam, lengvai nusiėmė, užkiši šitus klipsų nuėmėjus plasmasinius. Ant tokių laikosi į jau tokias vaskylotės kišasi. Klip. Paskui, kai sudėt reikės, tai tik tai spaudint. Taip, šitą nuimam ir varžtai. O tokie varžtai. Tarks 30. Iš karto. Parodom, pažiūrų. T30. Tikšt. Ir atsukinėjau. Viršutinį palieku už šitą. Čia viršutinį palieku. Čia visai eilė. Tik kiek yra. Atsisuku. Kaip pačiau. Toliau. Priekį durelį. Nu. Irgi. Ačiū. Nelabai matosi, bet irgi viršutinį palieku. O paskui kitus išsuku. Jau šia išsukęs. Išsuku. Ir apačioj durelių. Va šitai va vietoj. Ant kanto irgi eina. O, 6 varžtai. Per visą apačią. Tik. Atsisukai. Viskas. Su šitų dalykų iš šono. Aišku, tuos viršutinius susilaisvint galima, kad paskui pirštais galima atsisuk būtų. Durys. Rankena durų. Reiks išimti. Ir viskas, daugiau nieko. Po to šitą panelė nusiims. Tai va, kaip duris išimti. Žiūro. Durų aukštis, virš durų turim skylę. Opa, šitą skylę. Taip, skylę. Matom, šviečiam ir žiūro. Ten yra varžtas. Su kažkokiu šešiakančiu rakteliu reikia jį atsukti. Atsukt, pilnai išsukt nereikia, jis neiškris niekur. Pažiūrėsim, koks raktelis, pasakysiu. Ta varžtą suksim šituo rakteliu. O numerėlis jo. Tai 20. Viskas. Ir kai rodžiau į tą skylutę, easy. Nepersistengiam. O, šiaip tai pas mane jau buvo sukta, tai pas mane lengvai sukas. Gali būt, kad reikės sujudinti. Opa. Nežinau, kiek čia sukam, sakykim, atsukom. Judinam. Dar pasukam. Kai įsitrauksit, tai matysit, kaip ten atrodo vidai. Mechanizmas. Kažko tai sunkiai juda, gal jau bus viskas. O, sujudina. Kai šešinamasi pas mane. Vienu žodžiu,
ten tas varžtelis atsilaisvina, jis neiškrenta, niekur įsisukti nereikia. Ir visas šitas daiktas, šerdelė tokia seima. Opapa. Ir opapa. Toliau. O toliau belieka atsilaisvinti šitus varžtelius. Ne, o šitą daiktą reikia atkabint. Atkabint. Tai va. Čia yra troselio fiksavimas. Aš pažymėsiu, iki kurios vietos pas mane jisai buvo. Paskui, kai uždėsiu, vėl tą pačią vietą. Žiūrėk. Apa. Seima durys. Ir dar vienas varžtelis. Tuo pačiu, kur ten iš galo sukam, tuo pačiu ir čia galima. Ir bus jūsų laisvė durų paneliai. Ops. Taip, stojasi žmogus iš šitos pusės. Langą nusileidžiam, kad būtų patogiau. Ir tuos paskutinius varžtus, kur sakiau, atsilaisvinam ir kad rankom galima būtų atsisukti. Rankom atsukam. Stovim šitos pusės, kur durys. Prispaudžiam kelinuku, aš jau daugiau nerodysiu, vis rankų trūksta. Ir pasiruošiam, kur padėti. Vien žemės, ne kažkur nutrink. Viskas labai paprasta, atsargiai. Dar jeigu rankytės dreba ir nedrąsios, galima šitą vakantą popierinę izolkę nuklijuoti, kad neaptorčytut, jeigu saugojat savo mašinytės. Ir turim va tokį vaizdelį. Wow, grotos, bagis. O tada greičiausiai reiks stiklą pasikelt ir ardyt. O šitą va nusiimt viską, atsijungt fiškę. Nežinau, akumo net junginėjau, gal čia niekas nenušau. Ok. Imam šitą plastmasinį daiktą. Be fanatizmo turi nusiimt. Atsargiai. Taip. Turim spyną, visą spyną, neardysim ir laiko nešvaistysim. Turim naują, lenkišką, kinietišką ar kažkokią tai. Vienu žodžiu, panaši. Pakeisim. Nauja dėžutė, tokie užrašai. Broliai lenkai tiekia. Gamina turbūt broliai kiniečiai. Pačią spyną laiko 2 varžtai. Atsuksim
tokiu daiktu. Rašo, kad tai yra chrom vanadium M6. Kaip nori atskaityti. M6. Daugia kampė žvaigždutė. Labai gerai tinka. Leisga įrankį. Atrodo, kad niekas nedirba su jais. Taip, man čia viskas nukrito. Reiks išimti šitą trosiko galą. Perdėti į naują. Ir va šitą va atidarymo trosą atkabinti. Viskas, daugiau man iš jos nieko nereikia. Šiaip tai aš ją buvau anksčiau užsiėmęs. Ne pirmas kartas. Pripyliau visokio velnio silikono, ko tik tai ten turėjau, mankštinau, brūžinau, po kiek laiko pradėjo atsirakinėti dažniau ir lengviau. Nes ardžiau tai dėl to, nes visai neatsidarė. Pataikėm gerą momentą, atsidarėm duris ir iš karto įsiardė. Tai va, pakeičiam atbulinę tvarką, dedam viską. Daugiau čia kaip ir niekas nesiskiria. Na, jau čia ir šita plokštelė skiriasi. Nemanau, kad čia trukdys. Na, čia kažkas plačiau, čia kitaip išimta. Velnis nematė. Jei nestriks man jos, tai bus gerai. Šiaip viduriuose buvau šią išardęs, vienas iki man užstrigo. Visai nesidarinėjo. Tai pataikėm progą, kažkaip atkrapštėm, iškart išardėm ir nelopau iš jos vidaus, ilgai ten krapštytis, bet pripūčiau silikonų visokių slystančių. Tai tam kartui dirbo, bet vis pastriginėdavo, karts nuo karto pastrigdavo. Paminkius gerai užrankinos atšokdavo, atsidarydavo dar. Tikiuosi baigsis čia šitos ligos. Na, vienas momentas. Kai nuiminėsit, nežinau, bus, nebus, gali būti seni gumukai tokie. Jis reikalingas tam, kad prilaikytų šitą va detalę. Tiesiog nekrenta. Guminė, žiedas guminis, varingas, tarpinė. Apačioj nieko nereikia, nieko. Viršuj vienas vienintelis. Galima kažkuo tai kitu bandyti pritvirtinti. Aš keičiau, nes mano buvo sumedėjęs toks, sulūžo tiesiog. O keičiau, kadangi turėjau kuo keisti. Va, tokia dėžutė. Čiuk. Visko yra visokių dydžių. Būtent pagal norus susirenki, kokio tau ten reikia. Nesvarbu, storesnis, plonesnis. Svarbu, kad laikytųsi. Paleisim stiklą žemyn. Žiūrėsim. Veik. Super. Viskas, jūsų panelė vėl juda ant durų.
Eiliškumas toks pats. Vėl čia saugojat kampus, kad neaptarčytut. Čia pasiklijuojat reikia, galima ir šitą pasiklijuot kampą. Arba ant durų pasiklijuot. Ten. Ir kągi man čia. Užsimaus turbūt ant stiklo. Koją prisilaikot ir turėkit varžtelius pasiruošę. Ta, kur paskutinį išsukot, tai pirmą įsuksit. Čia priekį. Sėkmės. Aš rankų neturiu, tai... Taip, bandom pagauti varžtelį. Paprasta. Truputį priveržiu. Čia matom mūsų trosiuką. Ten pasižymėjau, bet pirmiausia reikia rankenėlę įtaisyti. O įtaisyt. Jau čia kas kaip. Žnyplės tokia. Ten kažkur tai jis turi įsistatyti. Be reikalingos jėgos turėtų įsistatyti. Opa. Kažkur pasistūmė. Sistatė ant sistemos. Kokios jėgos? Jokio energijos perteklių. Kaip nori sporto salėj. Dabar pašviesiu šių. Dabar reikia įsistatyti tokiam lygiai, kur pasižymėta mūsų baltas taškas. Gerai, aš įstatysiu. Skambės eteryje. Klausimas yra toks, kuris iš šių trijų muzikos producerių, aš juos pristatysiu, kuris iš jų neturi nei vieno Grammy apdovanojimo. Ir toliau. O toliau mūsų detalė, apdailos ar kas čia spynelė. Pasirinkimas yra Daft Punkai. Čia jų kūrinys rašytas kartu su Pharrell Williams, Get Lucky. Tai ar Daft Punkai turi Grammy apdovanojimą ar ne? Visai netrukus dar vienas kūrinys. Įdomu, kodėl neįsistato. Sėmė tai lengvai. Dainą Break Free produsavo DJ'as bei muzikos prodiuseris Zed. Klausimas jums, ar jie turi Grammy apdovanojimą? Viskas kaip ir gerai. Įstačiau, tai tiesiog reikėjo dar rankenėlę į ten šiek tiek paduoti. Viskas. Gal niekas nepriverčta, bet darys. Opa. Kaip manot, kuris iš jų neturi Grammy apdovanojimo? Viskas. Šitą. Daft Punkai neturi. Gerai, Prisukat ir dedubliu. baig. Taip, čia veržiant jokios jėgos. Jokios jėgos. Ten turi pasigaut ir užsitempt. Galima čia prispaust, kad viskas tvarkingai vyktų. Tiesiog. Nes jeigu pertempsit, sugadins, ten paskui reiks ardyt, reiks lankstyt. Teko jau siūlom. Geriau jums nereiktų. Sukat tiesiog kol sustos. Sustojo ir jokių užtempimų, jokių nieko, viskas. Laikysis ten pas jūs, niekas neiškris. Toliau
gaudot savo varžtelius. Aišku, biškį čiuk iš apačios pakilnojat, kad jum. Ir dalykas toks. Šitų varžtelių ilgiai skiriasi. Šoniniai. Čia šonė. Ir ten priekiai. Trumpesni, o visi iš galo, kur mano žemė surikiuoti, jie yra aukštesni. Nesumaišykit, nes paskui ten kur nors remsis, tai bėdų turės. Taip, aš sugaudžiau varžtelius. Toks patarimas. Pritempinėkit nuo apačios. Tada jums visą tą durų plokštę sukels į reikiamą aukštį. Paskui užtempinėkit šonines. Darinėjasi kol kas. Matysim, kiek ilgai. Susitvarkom savo šiukšlės. Ir viskas. Laisvi. Ir nepamirštam, kaip paskutinį kartą va šitą va daiktą įdėti. Be jo važiuoja. Ir nepamirštam fiškę prijungt, kai nekurie čia kurie. Gero kelio.